Šiandien mes suteiksime galimybę mūsų kolegom išbandyti vairuotojo darbo iššūkius, kad jie galėtų įsivertinti ir pajausti, kas yra iš tikrųjų vairuotojo darbas. Nesvarbu, koks oras, kokios situacijos, ypač stipri komanda visada ras sprendimą. O dabar pažiūrėkim, kaip seksis mūsų komandoms. Kolektyvas. Artimiausiu metu vyru instruktoriai ir instruktoriai padalins komandom užduotis. Galit dabar apeiti sunkvežimius, pasižiūrėti, kas kaip atrodo, pasiruošti, susiteikti morališkai ir važiuojam. Mes matome kolegas, kurie šiandien dienai turi užduotį prisikabinti puspriekabę, pavažiuoti, ją atsikabinti. Vairuotojas turi darbą atlikti greitai, nes laiko yra labai ribotai, be abejo turi atlikti profesionaliai. Vairuotojas tą darbą atlieka kiekvieną dieną. Tai šitoj vietoje mes transporto vadybininkams sugebėsim parodyti, kaip tai yra, kiek laiko tai iš tikrųjų užtrunka ir kiek energijos reikia vairuotojui. Pakankamai gerai, nes komanda yra draugiška, dirba vienam kolektyve jau ne pirmus metus ir aš tikiu savo komandą. Sekanti užduotis yra susijusi su puspriekabės atitentavimu, stogo pakėlimų mechanizmais. Šita užduotis yra kasdienis darbuotojo darbas. Atvykus į pasikrovimą, vairuotojas turi atsitentuoti puspriekabę, atsistumti tentą, turi pakelt visos puspriekabės stogą tam, kad galėtų įvykti pakrovimo procesas. Dažniausiai šitas procesas užtrunka apie 30 minučių. Laikas yra vėlgi mums svarbu. Inscenizuotas padangos keitimo procesas. Statomas avarinis ženklas, vairuotojai nuima sugadintą ratą, nusiima atsarginį ratą, jį pastato į vietą, sudeda sugadintą ratą į vietą, susitvarko įrankius ir išvažiuoja toliau. Labai svarbu yra tinkamai atlikti visus veiksmus, kad nesukelti pavojaus kitiems eismo dalyviams. Komandos nariai turi sugebėti viens kitą pakeisti, nes niekada nežinai, kas gali atsitikti. Čia buvo mūsų komandai antra užduotis rato keitimas. Tikrai nėra lengvas darbas ir mes kaip ir komanda dviese vienu metu galim tą daryti. Ir tai yra, ką veikti daugiau nei pusvalandį užtrukom. Dalyvaujam krovinio tvirtinime, vežime pasikrovime. Vairuotojai ką blogai padarė šiuo atveju, tai prieš tai turėjau sutikrinti krovinį vietas, ko jie nepadarė, pas juos trūksta vienos dėžės vyno. Kolegos, ar viską atvežėm? Galit parodyti, kur yra ADR krovinys 1000 litrų bačka? Nėra. O jūs įrašėt, kad jums nepakrovė, kad trūksta, informavot vadybininką? Informavot vadybininką, vadybininkas sakė, kad jo. Tikrai paskambinkit. Vadybininkas, tark žodį. Nieks nieko nesakė, nieko nežinau. Gerai. Palaikykit truputį, galit? Pažiūrėkit čia. Trūksta vienos dėžės. Sustatysim defekto aktą. Gerai. Karšta manimo. Viena iš pagrindinių vairuotojų užduočių patikrinti, ar dokumentai sutampa su tuo, ką jisai pasikrovė. Komandos profesionalumas didžiąja dalimi priklauso nuo patirties bei teisingo mikso tarp patyrusių ir nepatyrusių. Šiuo metu paskutinė komanda rezultatai yra tikrai stebinantis, nes jų greitis yra tikrai didelis. Įspūdingas rezultatas. Manau, kad šita komanda pasieks geriausią rezultatą šitoje rungtyje.
koks nelengvas vis dėlto yra tas vairuotojo darbas. Kaip iš vadybininko pusės galiu pasakyti, kad tikrai būna to spaudimo vairuotojam, kad greičiau reikia skubėti, ten klientas laukia ir panašiai. Tai gal suprasim dabar, kad nereikia labai skubinti, kad reikia duoti vairuotojam laiko, kad yra ką veikti. Garbinga pirma vieta šiandien, 358 taškai. Arno komanda. Skirtumas tarp antros vietos ir pirmos, jis yra biški didesnis. Donatas. Variklis be alkūninio veleno nesisuka. Ketvirtos vietos iš tikro tai nėra. Sveikinu jūs visus. Jūs gavo 2 trečias vietas. Linkiu, kad tie sumokliai degintų kurą ir labai stipriai. Renginys nusisekė, kolegos įgavo labai daug vertingos patirties. Manau, kiekvienas iš jų iš šito pasidarys atitinkamas išvadas ir gebės tinkamai įvertinti vairuotojų darbą. Tvirta komanda tai žmonės, kurie sugeba išlaikyti visas negandas, jie sugeba sureaguoti tada, kada reikia. Jiem yra labai svarbu rezultatas ir dėl jo jie kovoja.